Taigi įdomu, kokią raputę naudojant tvenkinuko. Aišku, visą tvenkinę tu neišplausi, nes kai raputę pastatai kelių metrų skersmens, jie kiti išsiplauna ir tiek. Tai vat naudoju tokį seną, kažkada seniai, gal prieš 10-15 metų pirktą. Tokios firmos. Ir modelis SLL50. Tai vat 50 litrų minutėn galingumas ir 50-55 vatai. Tai vat visai negalingas. Elektros rientis mažai. Membraninis siurbliukas, kuris paduoda orą. Tai paimta prie paprasto elementaraus lašymo šlango. Ant galo tiesiog šiek tiek metalo grūzo, kad einantis oras nepakeltų šlango į viršų, o kad šlangas nusileistų biškį dugną ir kad oras kiltų nuo dugno. Tai vat, įkišame tokį metalinį šūdą, atsiprašant, kuris biškį galima pridengti pat ant viršaus kažką, jeigu kokios pūgos ar kas. Tai vat, tai bandau konstruoti dabar.